Epilogas. Sulig šiais Luko žodžiais, trečiasis per sielrodį rodytas epizodas baigėsi. Vijūna, rūkas ir dvelksmas sėdėjo ir mąstė apie savo tik ką peržvelgtus žemiškuosius gyvenimus. Neblogai ką, pratarė Vijūna. Tikrai. Neberado prie ko prikibti dvelksmas. Pagaliau tavo asmenybės atsitraukė atokiau ir leido atsiskleisti kitiems. Kitaip sakant, tavo brangusis įsikūnijimas Haroldas perėmė į savo rankas mikrofoną ir galėjo reikšti scenoje į valias, nusišaipė Vijūna. Tik nereikia. Nuo tavęs dalyvavo dvi asmenybės – Lina ir Mirja. Taigi, jei skaičiuotume procentiškai, joms teko kur kas daugiau eterio laiko nei man. Neleido dvelksmas Vijūnai ilgėliau mėgautis savo sąmoju. Kas kaltas, kad patingėjai kūnytis į žemę ir apsiribojai vienu gyvenimu? Neliko skolinga Vijūna. Vertinkime pagal įsikūnijimo kokybę, o ne pagal kiekybę, atkirto dvelksmas. Jeigu sudėsime visas tavo moteris kartu, kažin ar jos atsvers mano magą Haroldą. Vienos Mirjos užtektų visam jos spindesiui pridengti, užsidegė Vijūna gintis. Dvelksmas irgi neieškojo žodžių kišenėje. Apie savo brangiąsias asmenybės jie galėjo diskutuoti be sustojimo, lygindami ir vertindami visus jų privalumus. Rūkas pajuto, kad jam metas įsiterpti. Nemėgo ginčų ir ypač nuobodžiaudavo, kai imdavo žodžiuotis jo geriausi draugai. Jis nukreipė kalbą bendresne tema. Manau, šiuo epizodu perteiktų per sapnuotoją, pavyko atskleisti mūsų asmenybės sąmonėjo ar perėjo į naują veiklos etapą. Tavo Lina sujungė savo sąmonę ir kūrybą ir tai praturtino tavo pačios savivoką, Vijūna. Tu dvelksme, Haroldai apsisprendus tapti motinos ašies kamertonu, pats tuo susidomėjai, įsigilinai į laiko materijos pernešamų pokyčių esmę ir pasiekei šį aukštą visatos bendradarbio statusą. Pokyčio meistras, ne šiaip kas. O tu ne tik baigei Ugnis ir Vėjo vienovės akademiją, bet ir tapai jos jauniausių dėstytojų, pasigavo rūko emociją Vijūna. Ir jau mokaisi valdyti kur kas sudėtingesnės konstrukcijos nei mūsų visatoje tarp visatinį laiko audinį. Greitai tapsi Brahmano sąmonės laiko principo nešėju. Kaip kad Ugnė tapo Brahmano sąmonės kūrybos principo nešėja. Taip, šis epizodas mums buvo labai svarbus, jis lėmė mūsų tolesnį kelią. Ne tik susijungėme su kitavisatinėmis sąmonėmis ir praplėtėme savo pažinimo ribas, bet ir patys žengtelėjome ant aukštesnio brandos laiptelio. Zedonas tapo laiko drakonų argu, tęsė prisiminimus dvelksmas, Skirma Brahmano sąmonės vienovės principo nešėja, jo sąmonės atstovė žemėje, pridūrė dvelksmas. Ji man labai patinka. Jis valiūkiškai pažvairavo į Vijūną. Sutelkta, vientisa, kartu ir žaisminga. Vijūna pažaibavo akimis, tačiau atsakė taikliai. Ir man ji labai patinka. Kukli ir visada savo vietoje. Nori pasakyti, kad jis santūriai reaguoja į dažnus Haroldo komplimentus? Nepiktai pasišaipė rūkas. Kiek tai įmanoma, subtiliuose lygmenyse Vijūna šiek tiek paviduliavo. Ta nemalonė savybė ji buvo perėmusi iš žemiškųjų asmenybių. Juk Lina buvo įpratusi savo nuosavybę laikyti Viljamą,
o Mirja Haroldą. Draugai tai žinojo ir nepraleisdavo progos ją dėl to paerzinti. Niekai, išdidžiai atkirto Vijūną Mirjos stiliumi. Tokia Haroldo natūra. Komplimentus jis žeria visoms. Ir Nastasijai, ir Milenai, ir Argonai. O tavęs nepamiršta? Manęs komplimentais nenupirksi, rimtai atsakė Vijūna, žvelgdama į dvelksmą. Mano dvasinis partneris turi būti ant vienos bangos su manimi, gyventi tais pačiais interesais, skambėti tą pačią vienovės natą, degti kūrybą ir nuolat siekti, pažinti naują. Su juo nenuobodu, jis nuolat kinta, keičia aplinką ir įkvepia mane kurti naujas idėjas. Jeigu jis bandytų atsipirkti komplimentais, susirūpinčiau. Sveiki, pasigirdo linksmas balsas ir prie trijulės prisijungė Ugnė. Subtiliuosiuose gyvybės pasaulio lygmenyse ji švytėjo kaip intensyvus šviesos stulpas, į kurį buvo sunku žiūrėti, neprisimerkus. Sveikutėlė, ją džiugiai pasveikino draugai. Girdėjau, užsiimate mūsų bendrų fizinių įsikūnijimų gyvenimo priežiūrą ir aš noriu pasižiūrėti į save iš šono. Gal ką naujo apie save suvoksiu? Turime dar tik 3 epizodus, atsakė Vijūna. Istorija neišbaigta. Prašom nereikšti pretenzijų. Jei atrodysi ne visai išsamiai pristatyta. Tu juk prie mūsų prisijungiai vėliau. Ir tai tik epizodiškai. Ilgai mus bauginai savo didingumu, kol tiek tave prisijaukiname, kad pagaliau parodei, jog iš tikrųjų esi nuoširdi ir meilinga. Oi, kaip poetiškai prabilai, gal iškalbos kursus lankai, nusijuokė Ugnė. Gerai, jei kas nors nepatiks, įterpsiu savo komentarų. Beje, porą žodžių prieš mūsų gyvenimų apžvalgą. Turiu naują pasiūlymą, gal ką sudomins. Korektorius debesis siūlo naują projektą. Ugdysime vienos šios fizinės galaktikos planetos ir jos gyventojų sąmoningumą. Pradėtume nuo visiško nulio, pasinaudotume Žemėje sukaupta patirtimi ir kita visačių patarimais. Renku komandą. Keli jums pažįstami sąmonės drakonai jau sutiko. Laiko drakonai ir motinos ašies kamertonai taip pat yra labai laukiami. Trijulės akis sužibo. Manau, jei atskirsime dalį sąmonės žemiškiesiems įsikūnijamams palaikyti, tai spėsime suktis ir prie šio projekto, ir prie naujojo, tarė Vijūna ir klausiamai nužvelgė abu laiko drakonus. Susuksime tiek laiko kilpų, kiek pageidausite ir tikrai spėsime, patvirtino dvelksmas. Rūkas pritardamas linktelėjo galvą. Tau, Rūke, turime specialų pasiūlymą – tapti mūsų planetos vyriausiųjų laiko drakonu, atsakingu už jos laiko materijos formavimą. Gal sukursi ką nors įspūdingą, pasinaudodama savo žiniomis apie tarpvisatinio laiko savybės. Aš per jaunas, neturiu patirties, apstulbo Rūkas. Argi sugebėsiu? O kam tau šalia duotas toks galingas draugas, pokyčio meistras? Draugiškai pašiepė jo jaudulį Ugnė. Paprašyk, kad padėtų pozityviai priimti laukiantį išbandymą. Taip, Rūke. Pradėjo solidžiai pamokslauti dvelksmas. Būtina pasitikėti savo kūrybinėmis galiomis ir išradingumu, kurio esi kupinas. Tik bijau, kad dvelksmas bus per daug užsiėmęs psichologinę pagalbą pačiam savo, nes norime jo prašyti. Ugnė nutilo, kaitindama draugų smalsumą. Na, kogi, paragino ją Vijūna, ko tokio sudėtingo pageidausi iš dvelksmo, kad tikiesi jį nugąsdinti. Tavęs dvelksme, prašome atstovauti mūsų visatos vibracijos principui
ir tapti planetos pokyčio sąmonė, kurioje vyks jos gyventojų sąmonių raida. Visas dvelksmo solidumas išgaravo, stovėjo apstulbęs kaip rūkas ir taip pat, kaip jis nerišliai vebleno. Ugne, aš tam tikrai per mažai patyręs, aš nežinau. Tai tokia atsakomybė. Ir tu su ja puikiai susitvarkysi, o šalia būsime aš ir Vijūna, kuri tikiuosi apsiims prižiūrėti visų planetos gyventojų sąmonių augimo procesą. Ką? Sušuko Vijūna ir nusitvėrusi dvelksmo ranką, ją stipriai suspaudė, taip mėgindama patraukti jo dėmesį į save. Dvelksme, man skubiai reikia tavo pagalbos, kad pajėgčiau apriepti naują iššūkį. O pati ką veiksi, jei visą įdomumą perleidi mums? Susidomėjo rūkas. Mokysiuosi iš jūsų naujoviškų darbo metodų, pajuokavo Ugnė, o paskui rimtai pridūrė. Aš skleisiu pirmojo būties principo visą ko sąmoningumo kūrybos aspektą. Ir jums, kurie kūrybingai formuosite naują pasaulį, ir tiems, kas jame gyvens ir mokysis kūrybingai ugdyti save ir savo aplinką. Na, ką, suprantu, kad rasite jėgų imtis naujos veiklos. Tuomet pažiūrėkime tuos 3 jūsų epizodus ir skubėkime į naujo projekto steigiamąjį susirinkimą. Ugnė džiaugiasi, kad su ja į kitą planetą keliaus patikima komanda, su kuria Žemėje artimai susigyveno. Laukia naujas nuotykis. Gyvenimas įdomus. Visa ką iš savęs sukūrusio būties kūrėjo sąmonės audinyje, lyg subtiliausių vibracijų okeane, nardo aibės jo megaprotų atstovų, sąmonės, erdvės ir laiko drakonų, kūrybos ir pokyčio nešėjų, būties misijos vibracijos kamertonų. Visi jie kaip ir įvairiaspalvės žuvis, tai panyra į grynąją kūrėjo sąmonę, kad joje pasisemtų įkvėpimo ir idėjų. Tai vėl pasirodė išreikštoje būtyje, keliauja į nesuskaičiuojamas visatas, kad juose pasėtų kūrėjo sąmonės sėklas. Ne tik pasėtų, bet ir rūpestingai prižiūrėtų, kaip jos sudygsta visatų sąmonėje, kaip virsta pažangiomis gyvybės formomis, sąmoningomis būtybėmis, kurios savo patirtimi praturtina patį kūrėją. Amžinas būties kūrėjas ir amžinas iš jo sąmonės sklindančių kūrybinės energijos ir naujų jos realizacijų vyksmas. Priedas. 2 brolių sala. Susapnuota 2014 metais sausio 15 dieną. Trumpai minima romane Sąmonės drakonų keliais. Istorija vyksta maždaug 70 000 metų prieš dabarties laikus, kai materija dar buvo minkštesnė nei dabar ir ją buvo galima lengvai formuoti minties galia. Panašiu metu šioje žemės dalyje egzistavo ir Linos istorijos romanuose aprašoma drakonų karalystė. Nuošalioje saloje, matau ją esant dabartinio Indijos vandenyno, Indonezijos salyno zonoje, klesti 2 atskiros bendruomenės, kurias valdo iš 2 brolių magų išaugusios 2 gentys. Broliai, vadovaujami savo tėvo mago, daug metų kartu formavo šios salyno krantus, iš vandens minties galia, iškeldami vis naujus žemės plotus. Taip savo mažą salą pavirsdami vis didesnę ir vis labiau klestinčią.
Tačiau kai tėvas mirdamas vyresniajam paliko valdyti didesnį plotą derlingesnės teritorijos, jaunesnysis supyko ir savo teritoriją atitvėrė aukštą sieną nuo vienos salos pakrantės iki kitos, pilnas atsiskyrimas. Nuo tada jo palikuonys ir gentainiai buvo auginami su neapykanta antrosios teritorijos gyventojams. Šiaurės vakarų pusės pakrantė, išraižyta aukštų statmenų uolų, tai vyresniojo brolio kraštas, nors ir didesnis bei derlingesnis, tačiau dėl uolingos pakrantės šią teritoriją plėtoti sunkiau, dėl to ji ir buvo palikta vyresniam, galingesnės magijos broliui, o jaunesniam tik pasirodė, kad tai neteisingas išskirstimas. Tai, kad pietrytinės dalies valdytojai bei gyventojai daug amžių buvo kupini priešiškumo, neapykantos jausmų kaimynams, juos ir pačius padarė kovingus, nelojalius savo valdovams. Dabartinio valdovo priešininkai nori jį nuversti, kaip per ramų, jų supratimu per pasyvų kaimyninės valstybės atžvilgiu. Nes opozicija siekia užvaldyti visą salą, o dabartinis karalius rodo per didelį pakantumą kaimyniniai šaliai. Alija arba Alė, kaip ją vadina artimieji, gyvena netoli sienos. Artima jų šalies valdovui jos šeima. Alės tėvas valdovo pusbrolis, pasižymi stipriomis maginėmis galiomis. Maginių galių turi dauguma salos gyventojų, tai kai kurių jos silpnesnės, kai kurių didesnės. Dauguma jų yra žemės magai, geba valdyti fizinę materiją, formuoti daiktus iš ektoplazmos, gyvybinės energijos, statyti namus, kurti kitus daiktus, iš povandenyno paviršiaus minties gale kelti į paviršių žemę, ir toliau taip didinti savo salą. Žemės iškėlimas iš po vandens sunkus protinis darbas, reikalaujantis daug energijos ir keleto magų bendro darbo. Jis yra pats garbingiausias. Žemės iškėlimas vyksta lėtai, saugantis per staigiais judesiais sukelti didelės bangas, kurios kitaip nušluotų salos pakrantes ir gyventojus. Tai, kai yra buvę praeityje. Taip pat labai vertinami empatai, telepatai, gidūnai, telekinezės, daiktų judinimo minties galia specialistai, kurie minties galia padeda žemės magams kurti iš fizinės materijos pastatus ir kitus daiktus, pagelbsti nuimant derlių, per potvynius, liūčių periodu ir panašiai. Alė yra smalsi jauna mergina, ji nori pažinti užusienį, tai pas juos vadina už sienos esančią jaunesniojo brolio šalį. Abiejų šalių jaunimas dauguma pasižymi tokiu smalsumu ir nuo mažens yra atradę arba susikūrę sienoje landų, pro kurias slaptai patenka į priešingą teritoriją. Būna kartais susiduria svetimoje žemėje su to krašto gyventojais ir šie atakuoja svetimkraščius. Bet kadangi visi gana galingi magai, tai tokie susidūrimai yra tik kaip įprotis apsižodžiuoti su nemėgstamais kaimynais. Jei susiduria su nedraugiškais užusieniečiais, Alė dažniausiai atsitraukia ir vengia atvirų maginių kautynių. Taip yra dėl to, kad jos mama Gala ir mamos sesuo Dora priklauso santarvės judėjimui. Šio judėjimo narių tikslas yra suvienyti abi šalis, tačiau priešingai nei užusienio opozicijos, neužimti priešininkų valdovo sosto, o tiesiog sudaryti abiejų kraštų taikos sutartį ir atverti sieną bendrai prekybai, keitimusi maginė patirtimi ir kitokiems draugiškiams santykiams. Doros užduotis santarvės judėjime
mokyti jaunimą savigynos, nesužydžiant priešininko, o tik pasinaudojant jo galiomis jį neutralizuoti, panašiai kaip mūsų rytų kovų menuose. Sykį Dora pastebi, kad jų pratybas slapta stebi grupelė jaunuolių, kurie pasirodo yra užsieniečiai. Dora, vadovaudamasi empatijos galia, sugeba sudominti kito krašto jaunimo grupelę, susipažinti, o po to, sužinojusi, kad šie taip pat už abiejų kraštų draugystę, pakviečia treniruotis kartu. Prie šių vėliau prisijungia dar kelios užsieniečių grupės, kurios irgi siekia taikos tarp kraštų. Dora moko abiejų kraštų jaunus žmonės vidinės rimties būsenos, kurios būdami jie tampa nepažeidžiami priešininko energijoms. Jaunesniojo brolio krašte opozicija ryžtasi perversmui. Apie tai Alė sužino iš savo užsieniečio draugo Keneto, kuris jau seniai mokosi pas tetą Dorą. Alė, turinti retą teleportacijos gebėjimą, spėja išgelbėti valdovo šeimą, o Doros apmokytas abiejų kraštų jaunimas savo įvaldytą rimties galia padeda suvaldyti sukilėlių energijas. Sukilėlių vadai neutralizuojami ir visi ištrėmiami į salos pakraštį. Pietrytinės dalies valdovas įsiklauso į Doros Galos išmintingus žodžius apie būtinybę atleisti praeities skriaudas ir susitaikyti su šiaurvakariniu kraštų valdovu. Vyresniojo brolio krašto valdovas savo norą susitaikyti patvirtina netikėtų veiksmų. Grąžina pietrytiniam kraštui tą dalį pakrantės, kuri jaunesniojo brolio supratimu buvo neteisėtai iš jo atimta tėvo palikime. Sugebėjęs paleisti savo giminės ilgus metus puoselėtas ambicijas bei nuoskaudas, jaunesniojo sūnaus palikuonis už šį kilnų gestą pripažįsta šiaurvakarinio krašto valdovą visos salos valdovu, o save tik kaip vieno visos salos regiono valdytojo. Nepritariančių dėl žemės atidavimo, dėl susijungimo yra abiejose dalyse, tačiau jų priešiškumą profesionaliai ramina abiejų kraštų empatai. Taip saloje įsivyrauja senai nematyta santarvė tarp jos gyventojų ir visos jėgos sutelkiamos vis tam pačiam pagrindiniam tikslui – didinti savo teritoriją. Iš po vandens keliant vis naujas žemes. Taikingais metais daugėjo gyventojų, žemės stygius kaip niekada aktualus. Alė, Kenetas ir keli jų draugai mokosi naujo svarbaus gebėjimo – sapnų kūnų keliauti ne tik po savo salą, bet žvalgytis po praeitį ir ateitį. Taip praeityje, dabar nuskendusioje salos dalyje, prieš keletą amžių po žemės drebėjimo, dalis salos paniro po vandeniu. Aptikta šventykla. Sapnų kūnai susipažįsta su to šventyklos žiniu ir šis juos išmoko išvesti mirusią sąmonę šviesos tuneliu į subtiliuosius planus sklandžiai bei ilgų klaidžiojimų, pasimetus tarp žemutinių planų neigiamų vibracijų. Taip pat ir visokių svarbių šamaniškų sapnuotojo gebėjimų, tokių kaip gydymas sapnų kūnų, ateities koregavimas, bendravimas su ateities gyventojų sąmonėmis. Paskatinti žynio sapnų kūnų jaunuoliai keliauja stebėti savo salos ateities. Taip sužino, kad neatsakingas per intensyvus žemės kėlimas iš vandens sujudina vandenyno dugno įtrūkius ir dėl to kyla galingų žemės drebėjimų seka, o su ja ir visa ką šluojančios cunamio bangos.
tariami žynio, jaunuoliai sapnų kūnais keliauja į įtrūkių vietą po vandeniu ir juos užšaldo, tarsi užvirina, o salą savo gyvenamo meto žemės magams patarė plėtoti kitą kryptimi. Stebėdami ateitį jaunuoliai mato, kaip jų sala per ateinančius 1000 metų išauga iki nemažo žemyno, kuris beveik susieja su šiauriau slūgstančiu dideliu žemynu. Į šį žemyną keliauti sapnų kūnais jiems dar nesigauna per toli, tad toliau stebi savo krašto vystymąsi. Pasaulį iš lėto užklumpa ledynmetis. Su juo iš šiaurinių didžiojo žemyno teritorijų į pietesnius kraštus, taip pat ir į šią salą atkeliauja nematyti gyvūnai, naujos svetimos ir netokios draugiškos gentys. Tenka su jomis kovoti dėl savo krašto. Kai kurie atėjūnai noriai prisitaiko, kai kurie yra agresyvūs. Nauji laikai, nauji iššūkiai. Ilgi tūkstantmečiai kaustomi ledų ir vėl pokytis, atšilimas, vandenyno lygis sparčiai kyla. Tai sunkiai suformuota išpuoselėta pažangios gyvensenos 2 brolių sala virsta smulkiomis atskiromis salelėmis su savo papročiais, nes ryšys tarp salų gyventojų nutrūksta ir kiekviena vystosi atskirai. Fizinė materija tankėja, tampa vis mažiau paklusni minties galiai ir žemės magams nebepavyksta iš po vandens iškelti savo krašto užlietųjų teritorijų, nors vis dar gali paveikti paviršinę materiją ir iš jos statyti didingus statinius, kurie vėliau praminami piramidėmis. Vis labiau tankėjant fizinėms formoms prarandami telepatijos, telekinezės, teleportacijos gebėjimai. Juos magai mokosi kompensuoti nagingumu, išrasdami įvairias technologijas, savo vidinės galias perkeldami į įrengimus ir prietaisus. Iš vidinių sąmonės gebėjimų ilgiausiai išlieka empatija, gebėjimas keliauti, sapnų kūnų, rimties buvimo menas. Stebėdami ateitį, Alė ir jos draugai suvokia, kad jis savo palyginti retos materijos fiziniais kūnais teleportuotųsi į ateitį, tai ilgiau ten pabuvę irgi sutankėtų ir prarastų gebėjimą grįžti atgalios, bei visus kitus savo maginius gebėjimus. Dėl to lieka tik galimybė sapnų kūnais regėti ateitį ar užmegzti pažintį su tų tolimų laikų gyventojais, kurie savo tankymečiu iš naujo mokosi seniais laikais turėtų maginių gebėjimų, tarp jų ir bendravimo sapnų sąmonė. Išnaša. Mokslo tyrimai rodo, kad paskutinis ledynmetis iš lėto prasidėjo prieš maždaug 110 000 metų, o jo pikas buvo maždaug prieš 26 500 metų, kuomet po ledu atsidūrė didelė dalis Europos, Azijos, Amerikos žemynų. Iš viso 25 procentai žemės teritorijos. Balio, Borneo, Javos, Sumatros salos dėl žemo vandeninio lygio buvo tapusios vienu žemynu, kuris vadinamas Sundalandu, o Filipinų salos suformavo vieną didelę salą, kurią nuo Sundalando skyrė tik siauras sąsiauris. Vandens lygiui pradėjus kilti, maždaug 18 000 metų prieš mūsų erą, šie kraštai virto smulkesnių salų salynais. Maždaug šioje teritorijoje regiu savoje 2 brolių salą ir drakonų karalystę.
Ir pabaigai apie autorę. Metafizikė rašytoja Saulė Zujutė jau 25 metus teoriškai ir praktiškai gilinasi į būties principus, visatos ir žmogaus sandarą bei raidą. Jos romanai gimė iš gilios asmeninės patirties ir troškimo dalytis šiomis vertingomis žiniomis su kitais. Ir nuotaikingi, sklidini kvapą gniaužiančios fantazijos ir tuo pačiu teikiantis peno žinių išalkusiai dvasiai, gerai pramankštinantis protą bei vaizduotę. Saulės Zujutės kūriniai tarsi daugiasluoksnis pyragas ir kiekvienas atras savo skaniausiai sluoksnį, nelygu kaip suvokiamas mūsų būties daugiamatiškumas. Globalinės ar net kosminės problemos, dvasinės paieškos, moralinio apsisprendimo būtinybė, senųjų tikėjimų tradicijos, tokius klausimus gvildena šių romanų herojai. Paralelinės realybės, netyrinėtos visatos, kelionės laiku, bendrystė su aukšto sąmoningumo būtybėmis. Štai fonas, kuriame verda herojų gyvenimas. Tai nepaprastų vizijų pasaulis, po kurį autorė kantriai ir supratingai vedžioja skaitytoją ir neleidžia jam nuobodžiauti iki paskutinio knygos puslapio.